Labas rytas, bičiuliai. Šiandien atvyko man Sausio Levinio ežero su Vytautu. Sveiki visi. Ir su Vytautu mes jau gaudom ne pirmą kartą. Susitinkam visada į sezoną po 2, 3, gal ir 4 kartus. Ne tik valtyje, bet ir prie vandens pasimatom su šeimynom. Tai bandysim šiandien pagaut tą seliavinę lydeką. Storą, ilgą kūdą bus matyt. Žodžiu, kaip mums čia seksis, tai kaip visada parodysim iš valties. Ir, kaip sakau, Vytautą prieš kiek metų užkrėčiau šitą bjaurę velkiavimų ligą. Tai žmogus padėjo mane į vietą. Iš pirmos žvejybos prieš kokius 2 metus įsitraukęs rastą virš 10 kg. Tai mano tuo momentu rekordas buvo iš vis tik tai gal 6, jau paskui ant kitų metų pasigerinau iki 7, o va Vytautas taip man užkėlė kartelę, kad tik tai pernai metais ten keletų jau gramų tik tai nusileidau. Tai buvo jo mano Vytauto buvo ar 10, dabar nesumeluosiu, 500. 50. Jo, mano kažkas buvo pernai turbūt 10, 4, 50, tai žodžiu apylygiai. Tai va, tai šiandien laukia smagi žvejyba ir viskas. Atvykom prie savo žinomos balos, prie Dzūkų širdies. Tai Vytautas yra kaip ir vietinis žmogus. Ant kranto. Žmogus jau, žodžiu, kuris žino, kur čia kas pasikavoja po vandeniu. Tai šiandien, kaip sakant, 2 galvos bus geriau negu viena ir bandysim surasti. Tai va, viskas, einam bičiuliai pakuotis ir leidžiamės valtį ir plaukiam ir pasimatysim nuo vandens. Kliovas. Ant kurios? Ant Šitos? Ne, ant šitos pakliovas, bet tik jau stvėrė ir paleido. Turėjom kibimuką, bet nerealizuotas, toks labai atsargus. Su Vytautu šnekučiuojamės ir žiūrau, kad tik galiukas, bet jau labai jau atsargiai. Tai va, orelis ramus, labai smagus, susileidom kotus ir ką, laukiam kibimuko. Bičiuliai, pirmas kibimas ir spėkit ar man, nifiga ne man. Vytautas traukia, pasitrauksiu iš kadro, kad jums būtų geriau matyti. Mes taip ramiai sau sėdim. Pabėgu. Viskas, bičiuliai. Neturėsim ką parodyti vis dėlto. Neturėsim nieko. Jau mes čia dirbam, keičiam, darom, ką tik nededam. Jau tuo sakiau, ir šitą reikės užkabyti, bet ne. Žodžiu, visiškai be kibimo. 12 valandų. Pirmas lenkimas normalus. Buvo tokių truk, o pirmas, o dabar kibimas. Vatep. Plaukiam. Nu ką, šį kartą vėl kibimo sulaukėm. Vytautas jau griebė, sakiau, luškotas. Jau šį kartą ant įtampų šį kartą jau. Aš einu, užsidėsiu tašką. Graži vieta, perspektyvi. Užsidedam taškelį. Sėdi da? Sėdi. Tuo susiskleisiu savo navarotus. Labai aršiai jos. Kad niekas čia niekam nesitrukdytų. Jau matosi mūdėlė. Ilgai išlauktas
Jau turim gerokai po pietų. Nu, būtų naudinga bent pamatyti. Jau, aš kaip sakau, Anos nepamatėm. neištraukta, nepasverta, nepamatuota. Tai gal šį kartą, bičiuliai, gal pavyks. Nes čia mes šiandien tik tai žiūrim į galūnės, tik čiupi, nieko. Kitoj pusėje suvirpėjau, jau tik tai norėjom, nieko. Tai kaip sakau, toks netikras aliarmas tik tai šiandien. Bet va, nesakau, čia su Vytautu išvažiuok, tai čia mane liūdesys ir kaip sakau, graudi daina čia su juo. Jis vietinis šamanas, čia jis susitarė atėjęs, man atrodo, iš vakarų. Ja, aš tik tai 3 guminukus turiu, tai pasirinkimo nedaug. Tik 3 įsidėjau. Ant tų pačių pagaunau, kaip man jaustis, turint 3 dėžes. Kiek turi dar atskaikliukų? 60. O, turim atstumą. Ar eina? Ar eina babuška? Lauja biškį. Šiaip ne taip su viena susitarim. Kantriai sukandę dantis nuo pat ryto laukim. Kaip ten sako, meldžiantiem dangus. O, šachtoj matau. Visa guma šachtoj, tai turbūt, kad didelis mašalas štai nelabai. Dabar gal šaltas, Gal tada mes ją įsijungsim šitaip, tada praves, kaip tau patogiau. gal pastavėsiu šitą. Atvesk šitą. Nes ją tvarkingai. Pasidėsim. Opa. Opa. Bičiuliai turim. Gerai, einam tvarkytis mes su ją. Tai, bičiuliai, mes ją paleidom, bet jinai nelabai nori plaukti, tai dabar mes prie jos plaukiam. Va, aš jums parodysiu, va. Nunėri. Tiek ir reikėjo, nes paleido. Ar biškį paminkėm viską. Ir tai būna, kad priplaukė ir jos bam dingsta. Tai ir kas svarbiausia, nenusifilmavo, kai paleidom, tai sakau, viskas. Plaukiam, patikrinam, ar jinai gyva. Viskas gyva, nuplaukė. Šaunu. Kažko tai GoPro kartais sukvailioja, pameta pririštą laikroduką. Ir ne visada įjungia. Kažkaip nesuprasi, paspaudė, atrodo, įsijungia, bet nežinau, jinai kokį režimą, kad nefilmuoja. Nu, technika su technika, čia, kaip sakau, temperatūros ir ant saulės visą dieną, jinai tai irgi gali būti, kad jai pačiuožė smegenėlės. Tai va, viena pagauta, paleista. Gaila, kad nenusifilmavo, kaip nupozavom. Bet galėjo būti kokių galėjo būti apie 3 kg. Tai va, smagu,
viena žuvis valty. Ką, plaukiam toliau. A filmuoji, blėt. Arba užpisai jau. Tai va, viskas, žvejyba baigta. Vyniojamės meškeres. Tai ką galim užreziumuoti, buvo pabariškinimų, kokie gal 4 pabariškinimai, nes pirma dienos pusė tai praktiškai visai tokia buvo rami. Kas liečia kibimus, tai tik tai patasimai. Labai atsargiai. Reiškiasi, valgyti noro buvo minimumas, nes jos dažniausiai, jeigu masalas, kad ir patinka, bet nenori valgyti, tai taip ir būna, kad tik tai paima ir žaidžia su masalu. Tai vykstam į krantą, turim 3 valandas. Tai kaip nuo 8 iki 3 tikrai žvejybinio laiko skirta buvo nemažai. Tai va, Vytautui viena užkibo, sakau, ten gausi taip durnai susifilmuoti, tai kad sufilmavom ištraukimą, o paleidimą, nežinau, ši kamera užėjo. Tai paskui paleidom, tai jinai dar kurį laiką stovėjo viršui. Tai apsisukom, priplaukėm, tai bus matyti parodyta viskas video. Matyt, kaip sakyt, priplaukėm ir visada iš tikrųjų, jeigu paleidžiu žuvį, tai jeigu matau, kad dar nenuplaukė, tai visada priplaukiu ir pažiūriu, kad nueitų žuvis į dugną. Tai va, tai viena realizuota ir viskas, ir tokių tik pažaidimų. Jo, tai ta viena ir atsikabino, kur irgi filmavom, palaikėm, tai va, tai reziumė tiek. Iš tikrųjų, diena tai labai smagi, dabar jau sukilo vėjas. Tai yra antroji dienos pusė kitų reikalų numatyta, tai galbūt dar ir galima ilgiau prasiplaukti, bet yra dar ir kitas gyvenimas ir be žvejybos. Tai va. Tai tokia šiandienos mūsų žūklė. Visada lūkesčiai būna didesni iš ryto, norai, bet ne visada jie pasiteisina. Tai tiek, bičiuliai, iš mūsų. Paspaudžiam. Ačiū jums, kad žiūrit ir iki.